Fabijoniškės šiandien išvydo neeilinę dramą. Top kickers dubleriai D.A. Wagner, pralašinėdami 0-1 po kem 5 minučių. Antrame kėlinyje padarė įspūdingą kambeką, 3-1 buvo pabaigoje truputėlį dėl intrigos, vardan intrigos, leidom pasižymėti, 3-2, taip, ir pabaiga visgi tokia nervinga, bet pergalinga. Aleksas Nehoroškovas šiandien atidirba visas 90 minučių gynyboje su Aidu.
Kaip savijauta, kaip kojytės tenais, viskas tvarkoja? Kojytės tai puikiai, iš tikrųjų centre galima ir pailsėti, kai krašte žaidži, tai biškai daugiau nusivargsti. Rimtai? Tai čia taip nebuvo, kad čia paskutiniam kojom išeitam iš aikštelės? Ne, tikrai ne, šiandien ir be dviračio, tai su mašina ramiai važiuosi namo. Gerai, koks įspūdis iš pačių rungtynių? Nes mes prieš rungtynės girdėjom, kad Ozas yra šio diviziono favoritai, sunkiasvoriai, lyderiai, grandai ir panašiai. Ar tai atsispindėjo žaidime? Iš tikrųjų nesijautė ir buvo labai didelis kontrastas su Kaišiadorių varžybom praeitą savaitę, kur mes labai gerai sukom kamuolį pačioj pradžioje, viską rinkomės nuo laisvų smūgių, nuo vartų, nuo metimų, 90% turėjom possessioną ir paskui galiausiai prasileidom, pralaimėjom ir galiausiai kentėjom ir buvo labai sunku. Bet baigėm lygiosiamis, žinot, jeigu Kaišiadoris. Paskutinė minutė prasileidė, jautėsi kaip pralaimėjimas. Okay. O čia nais iš tikrųjų buvo labai atvirkščiai, kur kentėjom pirmas minutės ir atrodė, kad bus labai sunku. Bet nuo kažkur 20 minutės, nors ir prasileidom įvartį, mes perėmėm iniciatyvą ir paskui labai nesunkiai iš tikrųjų laikėm kamuolį, judėjom, turėjom labai daug progų. Pavedė biškai mūsų galimybę uždaryti tos smūgius. Realizacija pirmam kėliny stipriai šlubavo, sakyčiau, abiem kojom šlubavo. Tikrai labai šlubavo, bet tačiau įmušėm savo visus 3 įvarčius, pirmavom net 2. Kai atsilikinėjom minutę, manau, labai neblogas varžybos. Ten tas lūžis įvyko, aišku, kai kairiajam krašte Artiomas šiek tiek sujudėjo aktyviau. Tai be Artiomo dar ką išskirtum šiandien rungtynėse? Be Artiomo šiandien Edvinas tikrai, kai labai tvarkingai suka kamuolį, jis duoda labai daug ramybės mums, kai mes žaidžiam, ko šiaip trūksta. Ir gerai, kai nebūna per daug tokių žaidėjų, tai tikrai ant jo galim ieškoti, jis tada suranda tą pasą ir pakankamai aštriai galim sužaisti. Dabar pasakysi, kiek taškų turi Top Kickers Alainen? Tikrai ne, lentelės nemačiau. Kurioje vietoje dabar mes? Irgi nežiūrėjau, bet galiu spėti, pabandom. Sakykime, kiek mes turime sužaidę, 6-7 turėsim 12 taškų. Taip, mes dabar turim po 6 rungtynių, berods arba 12 arba 11. Žodžiu, Ozą aplenkėm ir šiaip kažkur ten esam ties viršutinė. Ten būsim tarp 5, 3 ir ten 1 taško, tikriausiai skirtumas į vieną kitą pusę. Aleksai, ko pats norėtum iš šito sezono, pavyzdžiui? Kur tu matai komandą? Jau pačipinėjom beveik visus varžovus, liko Malanka ir Granito Senjorai. Tai Malanką mes matėm pernai, o Granito Senjorus galima įsivaizduoti, kad ten bus rimta hebra. Kaip manai, tai ko verti yra top kickeriai? Na, su top kickeriais, manau, galim net bandyti į top 3 lįst. Visgi top esam. O iš tikrųjų, asmeniškai norėčiau pirmą įvartį už top kickers susimušti. Iki šiol dar nesu protokolį. Sezono turi minį, ar čia karjeros? Iš karjeros. Nu tai pasakyk, mes tą padėsim, pasistengsim. Tai iki šio sezono žaisdavau centro gynėjus. Mano, nežinau, kameros rakursė matomų ūgių, tai dažniausiai ant kampinių neinu, tai nematau ir progų būna. Tai įvartį muštai. Tai žinot, tai standartas arba pasijungti per visą aikštę ir tada užbaigti. Čia bandžiau, beveik rezultatyvų perdavimą atidavau. Prieš rezultatyvų perdavimą. Puiku, Alsi, tai sveikinu, Top Kicker D. Lagner, 3-2, pergalė prieš Ozą, ir puiku, žygiuojam toliau. Ačiū priešininkam. You